Negirdžiu. Prisapnavau tokį sapną. Ne, tu pirmai turi atsiprašyti mane. Atsiprašau. O kada už ką atsiprašau? A pirmai turi pagalvoti už ką? Ai, nepasisveikinu. Ne dėl to. Sveiki. Tu pagalvok gerai, ką tu šiandien rytą padarėjai. Tu Nesurinkau po savęs. po savo lovą besirandančio naktinio matymo prietaiso. Turto. Naktinio podo. Kuriame buvo turtas. Ir Valerija Ivanovna turėjo nešti savo gležnom senom rankom į artimiausią sarcyrą, a mūsiškis užrakintas, nes tu nemoki už vandenį, teko atsisakyti šito paslaugos. Yra kas moka. Tai va, aš moku ir dėl to mano spina ir tu nežinai jos kodo numerio. Tai. Ir Valerija Ivanovna nešė tavo naktinį podą į 8 aukštą nedirbančio lifto režimu ir pas seros senolio, kur dabar jau bute gyvena. Tioščia. Taip. Ir ten dispozinti į jų lavatoriją. Nu, kame problema? A tu nesupranti, kur etikos pažeidimas šito požiūrio? Visiškai ne. Jos darbas yra rinkti mano Jos darbas aiškiai paprašytas Minsko susitarimas. Vadinkim jūs ten. Ten įeina punktai. Tavo sukarpytus nagus, tavo pleiskanas, tavo rytinius bandimėlius bankutėse. Pažastų plaukus. Niekas nieko nesako. Tačiau naktinio podo turinį tu esi įsipareigojęs, tavo parašas įsinešti pats. Taip. Bet ten yra taip pat numatytus ir išimtis. Išlygos yra, aš sutinku. Jeigu man reikia anksti keltis ir aš nespėju, tvarkytoja sutvarko taip po mane. Valerija Ivanovna niekur nėra pasirašiusi jokio dokumento, pagal kurį šitą išlygą būtų įvardinta kaip tvarkytoja. Nes jinai šiandien Valerija Ivanovna, rytoj Marija Stepanovna, ten koks skirtumas. A tu žmonių šitaip negarbi, tau jie visi vienodi, tos... Žmonės yra linkę susirgti, mirti bei išeiti iš darbo. Darbščios tavo šūdų bitutės, vadinkim jas šitaip. Jos tau nusispėto, tu jų vardų net nežinai. Jos turi pareigybinį pavadinimą. Tu bent kartą ranką pabučiavai, nors viena iš jų bent per kovo 8. Kuriai? Abiem. Kurią pirmą antisnei. Vat man įdomu, ar tu esi atskiri. Aš taip nesimenu. Valerija Ivanovna, kaip skiriasi nuo Marijos Stepanovnos? Nu, jos labai panašios. Taip, bet Valerija Ivanovna... Smirda. Smirda labiau negu Marija Stepanovna. Taip, tu tai, kur mažiau smirda. Aš žinai, kodėl daugiau smirda? Nes nesiprausi. Nes mažiau prausiasi, teisingai. Taip, rečiau. Reiškia, tu netoks durnas, kaip apsimetė. Reiškia, tu supranti, ko žmonės skiriasi vienas nuo kito. Vizualiai ne, bet iš kvapo tai daug atskiria. Aš žinai, kodėl nedaugiau smirda? Mažiau prausis. Šitą mes jau praėjom. Bet kodėl kita mažiau smirda? Dažniau prausis. Ne todėl. Todėl, kad mažiau plūša. Mažiau plūša, mažiau darbšti. Mažiau darbšti. A dėl ko išdarom išvadą? Tinginė. Tinginė. Kas vertingesnis žmogus, nepaisant to, kad daugiau smirda? Smirdalius. Šitą išsiaiškinau, ačiū Dievui. Išsiaiškinau. Baigėjai savo interrogaciją. Man buvo, vienu metu man buvo nemalonu. Man pasirodė, kad tu nedraugas. Mangi iš tikrųjų, taigi poku, iš tikrųjų tas senis. Padarėjai tokį man neda interviu. Patikėjau. Kad tardymą. Kad aš jau toks tau... Aš jau galvoju, čia paskutinis mūsų pokalbis. Nes nebuvo nemalonu. Į priešinimo biškį, toks momentas. Bet čia bairis buvo, ne? Bairis. Aš sapnavau, nepapasakau, ką sapnavau. Taip. Regėjau sapną, kad egzistuoja toksai Luna parkas, pramogų parkas. Taip. Žinai, teminiai būna parkai. Pavyzdžiui, parkas skirtas ten... Pakaroklių temų. Ten koks nors šitas Disnėjus, tai ten viskas apie Disnėjaus herojus. Taip. Ten Europa parkas yra, ten viskas apie fašizmą. Valstybės. O aš tokį sapnavau pramogų parką vaikam medicinos tematiką. Kur ten ateina pipliai, abortikai, nusipirka bilietą ir patenka į nuostabų pramogų bei karuselių parką, kur viskas yra susijęs su medicina. Kad, gautų ir edukaciją kažkokią tai.
Ir aš ateinu į tą parką, ten pradžiai nupirku bilietą, uždeda tokį ant rankos kontramarkę, kad išeitum, bet kad galėtum grįžti. Bet kad kitas, kuris neturi bilietą, negalėtų ateiti. Ir tada patenki į tokį, gauni balioną, visi turi po balioną, kad galėtų gėlį įtraukti ir juokingai pašnekėti, kai reikia. Čia jo. Ir tada ten duoda tokį planą ir sunumeruotas visas pramogas. Pirmas eini pas proktologą. Nemalonu. Ką? Šūdų žmogus. Jo, ir ten eilė didelė. Labai. Čia vaikų parke? Vaikų parkas, jo. Proktologas, vaikų pediatrinis proktologas. Ne, tema proktologas. O ten yra pramoga, karuselinė. Ir ten dar didžiulė eilė. Ir eilės, kaip eilė, rangosi per tokį kaip oroštose, per tokį, kad ilgiau, kad atrodytų maža eilė, o iš tikrųjų ilga. Bet eilės dalyse parašyta, kiek minučių laukti. Tai ten jau, kai aš priejau, buvo 30 minučių laukti. Stoviu su balionu, laukiu savo eilės ir dar perskaičiau instrukcijas, kad negalima mažesnėm kaip 1,10 m, nes vaikam. Taip, 1,10 m. Ir kad buvo perspėjimas, kad atsargiai gali aptaškyti, kad neišsigąstų. Vanduo. Ir tada jau, kai prieina eilė, privažiuoja tokias kaliaskas. Stoja. Ten yra tokia darbuotoja su geltona maikė. Sėskit, ten tokį užrakina tave. Kad neiškrystum. Ir tada kyla tokie kaip amerikietiški kalneliai, o Amerikoje vadinasi rusiški kalneliai. Ir tada kyli tais rusiškai kalneliais į viršų ir pakyli į... Ten tokia didelė šikna sudaryta. Tas atrakcionas tokia kaip... Kad juokingai būtų. Jo, didelė šikna. Taip. Ir tu pakyli iš šiknos viršų, kur pačiam viršui yra Очко. Очко. Pakyli tą šiknos. Svaigyną. Koks yra aukščiausias pasaulio kalnas? Džomolungma. Jau šiknos Džomolungma. Pakyli. Priek irgi vežimėlis. Ten kažkokias mergaitės su kasytėm, su bantikais. Jau bijo. Šiknos bijo. Nes įtam pakyli. Kol kyli, visą laiką groja tas neprisimenu, kas parašė. Šilkunčikas. Jo. Taip. Groja šilkunčikas. Taip. Ir jau kaip pakyli patį aukštą, jau tas mergaitės jau prie pat, Очко buvo. Aš dar iš pasko. Aprakinu linosi į vidų. Į tą šūdų skylę? Šiknos, atsiprašau. Džomolungma. Ir tada, ir man jau... Bet aš atsiprašau, Džomolungma su skeletu.